Iki vasario vidurio Panevėžyje dvelks pavasariu. Pūs ugniniai Kinijos vėjai. Pasirinkę visus 2014-uosius ženklinsiančią temą Panevėžys, Lietuvos kultūros sostinė, kultūrų sankirta, projekto rengėjai pristato Kinijos kultūrą ir meną. Vyksta parodos, paskaitos. Prasideda dar viena gausybės renginių fiestos dalis – staigmenos, trumpi, profesionalūs, skoningi pasirodymai pačiose įvairiausiose miesto erdvėse. Kaip šįsyk susitikimas su kinais. Į miesto dailės galeriją rinktasi kalbėtis apie kinų naujųjų metų šventės tradicijas, pavasario šventę tolimojoje rytų šalyje, savąją svarbą prilygstančią lietuviškoms kalėdoms. Dažnai namai yra puošiami raudona spalva, raudonais karpiniais. Raudona spalva kinų kultūroje yra pati svarbiausia ir simbolizuoja džiaugsmą, laimę, sėkmę. Taigi namai būna papuošti, švarūs, vakare prie naujametinio stalo žmonės taip pat sėdasi puikiai pasipuošę ir dažnai apsirengę raudonais drabužiais. Šie metai bus medinio arklio metai, jau yra medinio arklio metai, taip kad ypatingai gimusieji arklio metais turi pasipuošti raudonai. Pirmąją naujųjų metų dieną nevalia šluoti. Iššluosi ką tik atėjusią laimę. Tądien dera lankyti draugus, artimuosius, šokamas drakono šokis, labai panašus į štai šį. Drakono šokis tradicinėje visuomenėje buvo šokamas tam, kad būtų pagarbintas drakonas, kuris atsakingas už vandenį. Tiesiog, kad metai būtų lietingi, kad užtektų kritulių ir kad derlius naujųjų metų būtų puikus, gausus. Kinų kultūroje ypatinga reikšmė teikiama maistui, todėl ant naujametinio stalo privaloma žuvis, turto pertekliaus simbolis ir žinoma kiniški virtinukai. Ne tik dėl monetas primenančios formos. Žodis virtinukai kiniški dziaozi skamba labai panašiai kaip ir laikas, kuomet senieji išeina, o naujieji metai ateina. Todėl virtinukus Kinijoje valgo būtent apie 12 nakties. Sutinkant naujuosius būtina kelti kuo didesnį triukšmą, atbaidyti blogį ir visas piktybės, kad juos ateinančiaisiais metais netrukdytų žmonėms laimingai gyventi. O kasmet didėjantis lietuvaičių domėjimasis kinų kultūra, anot pastarosios žinovų, turi priežastį. Ji visiškai nepanaši į mūsiškę, todėl intriguojanti. Juolab, kad pažerianti aibę praktinių patarimų. Pavyzdžiui, kaip nesusirgti, nes sveikatinimo tradicijos Kinijoje skaičiuojamos tūkstantmečiais. Todėl jau kitos paskaitos tema – tradicinė kinų medicina.